Ką, labas visiems. Noriu pasigirti, kad nusipirkau naują pakrovėją, nes mano senas pakrovėjas KRC D100 po pernai metų bagų sezono biškį sudužo. Tai žodžiu, pagalvojau, kad reikia atsinaujinti. Ir iš tikrųjų taupiau, prisitaupiau. Galvojau iš tikrųjų pirkti 4 kanalų, kad krautų man iš karto 4 baterijas, akumuliatorius. Bet kiek pasidomėjau, kad tie 4 kanalų jie biški nėra iki galo stiprus, nes jeigu uždedi visas 4 baterijas kraut, tai tada gaunas, kad jisai kažkaip silpniau krauna, netiduoda viso paverio, kiek galėtų atiduoti. Tai tiesiog nusprendžiau pirkti tokį KRC, čia jei neklystu pats naujausias modelis, 2 kanalų. Į tas techninės specifikacijas labai nelysiu, tiesiog kas matas, tas matas iš tikrųjų, turėtų gana greitai krauti tas baterijas. Juolab, kad kai varžybose pastoviai dalyvauju tiek drifto, bekelės, dabar su tais mini kravleriukais ir šiaip į mytus važinėjai, tiesiog yra labai reikalingas dalykas, geras pakrovėjas, ypač tai žodžiu šiandien ką padarysim, tai paunboxinsim, pasižiūrėsim ką gero. Ir noriu šiaip labai iš tikrųjų nekantrauju pasižiūrėti, ar mano senos jungtis tiks šitam pakrovėjai, žodžiu. Tai ką čia gero yra tarp jo. Tai manuėlis. Manuėlį paskaitysim, kai sugadinsim. Čia barkodai, jei neklystu, arba aš čia klystu, ant baterijų galima juos klijuoti ir paskui nuskanavus per Bluetooth'ą gal kažkaip tai greičiau kažkoks modas įsijungia, nežinau. Arba taip, arba ne, žodžiu. Oho, šitas pakrovėjas kokią dydžią, klausyk. Va toks dydžkis. Elektros kabelis. Ir realiai viskas, tai net laidų jokių nėra balansinių ar dar kažką. Balansinis tai gal čia vietoj pasybos. Žodžiu, išsipakuojam, pasižiūrėsim. Biškis sunkokas aparatas. Atrodo taip. Šiaip tai dizainas tai gražus. Taip kad jo, jisai toks masyvus. Jau iškart matau, kad mano batarkės netiks, nes čia reikės šitų jungčių. Tai važiuosiu rytoj iki workshopą, nusipirksiu tų angalių, reikės persilituoti, nes ant mano seno D100 batarkės tai ten šitie buletai tokie susikša tiesiog. Nežinau, kodėl iš tikrųjų tokį sprendimą priema, kad čia darom fiškę, senesniem tenais padarom buletus, kodėl nesilaiko vieną kažkokią standartą, kur būtų galima tos pačius perėjimus naudoti ir būtų ramu. Tai biški gaila dėl to, nes dabar jeigu persilituosiu anuos laidus ant šito, tada nam nebeturėsiu. Jo, tenais ekraniukas dušės, bet kadangi jis irgi Bluetooth modą turi, tai galima per Bluetooth'ą krauti. Žodžiu, aš tiesiog pirkau tam, kad čia man varžybom greičiau, patogiau ir tiesiog norėjau atsinaujinti. Jo, čia jau iškart warning, jau daug žada. Tai ką, 2 kanalai. A, B, nieks nesikeičia tikriausiai. C-Type galim bus pasikrauti. Charge portai, šiaip manualą reikės dar pasivartyti, pasižiūrėti iš tikrųjų, ką čia galima dar su juo daugiau nuveikti. Ką dar galim pasikrauti. Tai žodžiu, toks tas pakrovėjas iš tikrųjų. Meniu irgi Simple Pimple. Pasirenki kokią nori baterijos tipą. Krauna visas batarkės. Tiesiog kokybiškas geras daiktas. Kas galvojate atsinaujinti pakrovėją, tai tikrai rekomenduoju iki workshop'e ar C-Max'e, dabar jau jie vadinas. Patars iš tikrųjų kokį tą pakrovėją pirkti. Nemanau, kad patį brangiausią, patį geriausią pakrovėją verta pirkti žmogui, kuris ten tik tais turi kokį vieną modeliuką ir retsykiais pasivažinėja, ar tik kokius mytus ateina. Bet jeigu dalyvauju varžybose ir tiesiog reikia greitai krauti tos aklumus, ypač, pavyzdžiui, Rokiškai, kai būna varžybos, ten daug suvažiuoja žmonių, tai elektra dinginėja, tai vėl ką ir tiesiog kartais man asmeniškai su tuo D100 senesniu tuo pakrovėjai mano, įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo,
Nu, būdavo per lėtai pakrauna, iš tikrųjų, va, su tais visais trikdžiais, kaip elektra dingsta, nu ir nebespėjai pasikrauti normaliai to akumuliatoriaus. Tai tikiuosi šituo, kad jis greičiau kraus ir problemų nekils. Net jeigu ir dings elektra, gal kažkiek spės per tą trumpesnį laiką greičiau pakrauti. Tai va, čia tai nežinau, power supply, jeigu čia kaip visko reikės pasižiūrėti, Neup, geriau čia net nežiūrėti. Jau čia kažką myku šitame kraniuke. Ok, man užteks pradžiai va šitą kraniuką. Baterijos tipas, 4S, man čia jo 4S reikės. Čia ir škūrant, iki kiek čia maksimaliai. Wow, 32 amperai. Klausims, ar čia maksimaliai, jeigu pajungčiau ar batarkę, neišsilydytų po tokio greičio. Žodžiu, matysim, kas čia bus. Iš tikrųjų, per varžybas išbandysiu. O kaip ir minėjau, rytoj važiuosiu iki workshopo. Pažiūrėsiu, gal iš tikrųjų atskupėsiu, kaip sakant, nusipirksiu laidus jau pagamintus. Bet vėlgi pas mane ir T-Dino, ir EC5 yra, ir traksasinių, ir dar ten šitas XT9, žodžiu. Tų angalių irgi yra, tai reikės perimą lipdyti kažkaip tai. Bet aišku, pats kaltas, tų modelių kaip pilna yra, tai už tai tenais tų visokiausių angalių pas mane pridėta. Tai va, toks tas pakrovėjas. Dar kartą rekomenduoju kaip workshop iš tikrųjų, kaip pats pirkau. Tai ne vieną pakrovėją ten pirkęs. Tai tikrai rekomenduoju. Ir šiaip modeliam reikia detalių, pačių modelių. Tai realiai vienintelė tokia parduotuvė Lietuvoje, kuri specializuojasi RC modeliais. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, pasiekit kanalą, palaikinkit, pakomentuokit, kokius jūs pakrovėjus turit, kokių jums yra nutikimų atsitikę su jūsų pakrovėjais, gal pas kažkoks susidegęs yra, gal parekomenduosit nepirkt kažkokio būtent ateityje pakrovėjo ar šiaip kažką tai. Tai va, iki.